Akcija sugrįžo, nes man pačiai labai jos trūko. Taip pat žinojau, kad jinai labai yra reikalinga keleiviams. Ir taip pat tuo jausmu dalintis labai nori ir vairuotojai. Dalyvauju akcijoje Mane veža 6 kartą nuo pat pradžių. Čia kaip ir su kraujo donacija. Tu vieną kartą donavęs kraują, kad paskui kažkaip gerai jautiesi, kad gali prisidėti, bent jau tiek. Ta prasme, kiekvienas iš mūsų galim kažką padaryti dėl kitų, už tai maršrutą renkiesi, kad būtų visko. Dalyvauju Mane veža akcijoje jau 3 kartą, pirmus 2 kartus dalyvavau Alytuje. Važiuoti su motociklu iš tikrųjų labai faina, nes tu įsiklausai tą vėją, įsiklausai tą pojūtį, įsijauti, ta prasme, į motociklą, jo vibracijas, visą kitą ir atpalaiduoja, išvalo mintis, tokia meditacija, tai labai malonus pojūtis. O dar biškutį, kaip sakant, spustelna, tai dar tas, nežinau, aš adrenalino mėgėjas, tai man labai gerai. Atsidūriau kitam Lietuvos gale. Kelionę pradėjau Lietuvos centre, Kaune. Važiavau pasiimti žmogeliuką į Šilalę, paskui pasiimti į Tauragę ir atvažiavom visi į Pirčiupį. Tikiuosi, keleiviam įspūdžiai bus neišdildomi. Aš šitam projekte dalyvauju 1 kartą. Nemaniau, kad čia tikrai tiek daug žmonių, tiek norinčių pačių vairuotojų, kad vežtų mumis. Tai žiauriai linksma. Yra su kuo pabendrauti. Ko ralis, šiandien vyksta ralis, bet aš esu čia ir šitą akciją šiandien kaip vairuotojas dalyvauju 1 kartą. Aidas Bubinas parašė, kad šiais metais daugiau norinčių važiuoti motociklais negu vežančių. Čia yra dar tokia proga pasidalinti visą šitą emociją su žmonėm, kurie patys motociklais nevažinėja, tai man atrodo, kad čia yra kaip tik man toks užsiėmimas. Dėl ko iš vis žmonės važinėja tais motociklais, tai tam nebūtinas ten labai didelis greitis, bet, sakysim, elementari akceleracija, polinkis posūkyje, pirmus kartus pravežus, keleiviai, ką pasakoja įspūdžius, tai jie labai koncentravosi į tai, ką jie užuodžia, ką jie girdi. Jeigu yra geras greitis, tai adrenalinas yra vienas geriausių ir įdomiausių gyvenimo dalykų. Aš tai važiavau iš tikrųjų 3 kartą jau iš viso. Visą laiką smagi patirtis, tokia pramoga ir sudalyvauti visą laiką smagu, toks ganėtinai ekstremalus dalykas. Iš tikrųjų neturiu patirties su aklaisiais, tai teko pirmą susipažinti su keleiviu ir paklausti, tai kaip mes čia dabar važiuosim, kaip bus patogu. Iš tikrųjų smagu dalintis, tada tu stengiasi, ką gali duoti, kuo turi, tuo pasidalini. Tokio tipo akcijos renginiai, tai jie yra naudingi visapusiškai. Žmogus, kaip sakant, susidūrė 1 kartą su neregiu, supažindini su tuo dalyku, kad mes tokie patys, mes nieko nesiskiriam ir mes irgi mėgstam tiek visokias įvairiausias pamogas. Kas jeigu ir bijotų važiuoti, galėčiau 100% pasakyti, kad nėra ko bijoti. Potyris tikrai yra įdomus ir jisai mintyje ilgai, manau, išsilaiko. Čia yra tokia teigiama ir maloni ta akcija ir veikla, kad turėtų dar daugiau žmonių prie jos prisijungti. Aš labai tikiuosi, kad šita akcija tęsis dar labai ilgai. Ir mes važiuosime kiekvienais metais, nes supratau, kad tai yra gražiausia, ką aš esu sukūrus. Aš buvau tik laidininkas, kuris surinko visus į krūvą, kuris tiesiog suteikė tą galimybę mums visiems kartu važiuoti. Tai labai tikiuosi, kad mūsų bus tik daugiau ir daugiau.